Sveiki, Poryt LT. Šiandieną noriu parodyti šitą ledinį televizorių. Ledinis, nors jisai originaliai turėtų būti tartis ledinis. Ledinis pasakiau dėl to, kad jisai lietuviškas. Tai yra TV Staras, mikrovisatos gaminys. Vad mes matome jo pultą, TV Star. Galiu iškart pasakyti, kad tai nesumanusis televizorius ir neturi klaidinti šitas Full HD vaizdas, kuris groja iš šito Samsungo puikaus produkto, kuris vadinasi HomeSync. Čia mes matome sumaniasias funkcijas, kurios atsiranda jau ne pačio televizoriaus, o HomeSynco dėka. Televizorius pasižymi tuo, kad jisai būdamas plonas, labai lengvas, mažai elektros vartojantis ir turėdamas 42 colius, mano supratimu, yra labai optimalus ekonominės klasės dydis, labai mažai patalpai, galbūt virtuvėje kaip šilelis, na juokauju, manau, kad daugam nedidelėse patalpose 42 coliai yra pastas. Ir kokią nors senovinę sekciją, ten tikriausiai net 32 galbūt, vos nedidžiausias daiktas, kurį galima įstatyti į nišą, bet čia 42 coliai, charakteringo dizaino kaip ir nėra, yra kaip ir visada šiuolaikinėse televizoriuose mažas rėmelis, kažkokios kojytės. Daiktas ypatingai lengvas, greitai susirinko, kadangi Lietuvoje pradėtas transliuoti Full HD vaizdas į skaitinę televiziją. Galim pažiūrėti, kaip atrodo Full HD vaizdelis. Tai labai simboliška, kad mes žiūrime lietuvišką kanalą ir Full HD ir lietuviško televizoriaus. Natūralu, kad greičiausiai jisai su Lietuva turi tiek, kad jis užsakytas lietuviškam prekiniam ženklui. Ir manau, kad vertingas tuo, kad tai yra nebrangus, kad jisai neturi tokių regimų labai didelių trūkumų, išskyrus to, kad jis neturi pats savyje sumaniosios televizijos funkcijų. Be abejo, jeigu mes nueisime į šaltinių pasirinkimą, matysime, kad jisai turi nemažai HDMI jungčių ir turi, tarkim, galimybę žiūrėti, kas yra jo USB jungtyje. Mes dabar įėjome USB jungtį, matom, kad galima žiūrėti su jo grotuvu ir nuotraukas ir video turinį iš USB jungties, kuri čia šiuo atveju išvesta į išorę. Už kokį 30, netgi 40% pigesnę kainą mes galime įsigyti ne kažką iš žinomų prekinių ženklų, kaip Sony, Philipsas, LG, Samsungas ar dar kažką, bet galime įsigyti lietuvių prekinį ženklą, TV Starą. Ir tai yra, mano galva, puikus tokios ekonominės klasės pasirinkimas. Jeigu mes įsižiūrėsim padarę homogeninį vaizdą, be abejo matysim tam tikrų trūkumų. Kampuose šiek tiek užšviestumas skirsis nuo bendro vaizdo, bet jeigu mes nežiūrėsim taip preciziškai, o iš tikrųjų žiūrint realų televizinį vaizdą, tas skirtumas nesimato niekaip. Be abejo, garsiakalbiai yra gana skurdus, jeigu norėtumėt geresnio garso, reikia prisijungti išorinę garso sistemą, bet žinių žiūrėjimui arba televizinių laidų žiūrėjimui, kinams, be abejo, šitokios garso iš jo irgi pakanktų. Tai aš manau, kad galėtų būti ir didelis Full HD raiškos monitorius prijungtas prie jūsų kompiuterio ir daugelį kitų funkcijų galėtumėte šituo ekranu įvykdyti, turint omeny, kad jis nėra brangus. Ir jų galima pasistatyti ant kiekvieno kampo savo namuose, šiek tiek didesnių, šiek tiek mažesnių, čia 42 coliai. Manau, kad yra kaip antrasis, trečiasis ekranas namuose pakankamai tinkamas dalykas, juolab, kad mūsų televiziniai operatoriai, kavelinių televizijų operatoriai ir gal netgi pagrindinis mūsų televizinių tiekėjas, sumaniosios televizijos tiekėjas visą laiką pasiūlo savo dėžutę, užtat kaip taisyklė pultas paprastai reikalingas tik įjungti televizoriui ir galbūt nebent pareguliuoti garsą, jeigu naudojatės jo garso sistemą. Pulto originalaus televizoriums paprastai jau nebereikia, pagrindinis pultas tampa tos kabilinės televizijos dėžutės pultas. Tai aš manyčiau visam šitam funkcionalumui
atlikti, būdingam mūsų tradiciniams scenarijams namuose, turint omeny, kad jis pats neturi išmanios televizijos funkcijų, o dabar mes žiūrime tiesiog jo grotuvo vaizdą suformuotą iš USB jungties paėmus televizinį signalą. Na vat, taip ir dirba šitas prietaisas. Iki kitų pasimatymų Poryt LT.